Sveiki visi, su jumis Milana Čiuchreiva. Šiandien aš norėčiau jums šiek tiek papasakoti apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį. Juk visi tikriausiai žinote, kad šiemet yra 150-osios jo gimimo metinės. Nepergyvenkite, jeigu ir nežinojote, tai dabar sužinojote. Taigi, pradedam. Pradėkime nuo to, jog Mikalojus Konstantinas Čiurlionis žymus lietuvių kompozitorius, dailininkas, chorvedys, kultūros veikėjas. Čiurlionis gimė 1875 metais rugsėjo 22 dieną Varėnoje Adelės ir Konstantino Čiurlionių šeimoje. Šeimoje iš viso buvo 9 vaikai. Buvo kalbama lenkų kalba. Įdomus faktas. Mikalojus Konstantinas niekuomet neišmoko taisyklingai kalbėti ir rašyti lietuviškai, tačiau suprato tiek šnekamąją, tiek rašytinę kalbą ir pats galėjo susišnekėti. Kai Čiurlioniui buvo 3 metukai, šeima persikėlė į kurortinį Druskininkų miestelį. Mikalojus Konstantinas, šeimos vadinamas tiesiog Konstantinu ar Kastuku, greitai atskleidė savo muzikinius 5 metų jau mokėjo skambinti iš klausos, o 7 skaityti iš natų. Jaunasis Konstantinas nevengdavo ir tėvą pavaduoti, kadangi jis buvo vargonininkas, tai jis lengvai galėjo skambinti vargonais, o namuose pianinu. Čiurlionis su savo gabumais, taip sakant, išsitraukė auksinį bilietą, nes 4 metus mokėsi Plungės dvaro orkestro mokykloje, kur dažnai vykdavo koncertuoti į Rietavą, Palangą, Rygą kartu su orkestru. Baigęs orkestro mokyklą ir gavęs Mykolo Oginskio stipendiją, Čiurlionis išvyko gilinti muzikos žinių į Varšuvos muzikos institutą. Ten Čiurlionis atsidavė darbui, rašė preliudus, fugas, kanonus, variacijų ciklus fortepijonui. 1900 metais pasaulį išvydo simfoninė poema Miške. Toliau Čiurlionis įstojo į Leipcigo karališkąją konservatoriją. Ten mokėsi kompozicijų. Ten klausėsi ir studijavo Hendelio, Čaikovskio, Vagnerio, Listo, Berliozo ir Štrauso kūrinius. Sukūrė simfoninę uvertiūrą Kęstutis. Negalėdamas grįžti namo, atostogų metu piešė. Po Leipcigo baigimo Čiurlionis grįžo į Varšuvą. Ten jis įstojo į Varšuvos piešimo mokyklą. Po dailės mokyklos baigimo jis persikėlė gyventi į Vilnių ir ten aktyviai įsitraukė į visuomeninį gyvenimą. Jis susipažino su rašytoja Sofija Kymantaite ir susižadėjo. Siekdamas tapti labiau žinomu, Čiurlionis išvyko į Sankt Peterburgą. Ten jis sunkiai dirbo, todėl nuolatinis darbas be pertraukų, materialiniai nepritekliai Čiurlionį išsekė. Čiurlionis buvo paguldytas į Raudonojo dvaro sanatoriją. Kol menininkas gydėsi, šeimoje gimė vienintelė dukra Danutė. Čiurlionis, supratęs, jog tai ne sanatorijos, o psichiatrinė ligoninė, nusprendė pabėgti. Todėl Čiurlionis susirgo plaučių uždegimu ir 1911 metais balandžio 10 dieną mirė. Štai jums bus parodyta keletą Čiurlionio piešinių. Yra teigiama, jog Čiurlionis turėjo hipnotizavimo sugebėjimų ir jo paveikslai turėjo hipnotizuojančių savybių. Taigi atsargiai Čiurlionio paveikslai gali jūs užhipnotizuoti. Dar yra teigiama, jog Čiurlionis kaip tik tapė muziką, o grojo dailę. Štai jūs matote Čiurlionio paveikslų kolekciją, kuriuose yra vaizduojami zodiako ženklai. Koks jūsų zodiako ženklas? Ar jūs žinojote, kad Čiurlionis niekada nepardavė nė vieno savo paveikslo? Žinot, aš noriu pasigirti. Praeitais metais aš dalyvavau Čiurlionio festivalyje, kuris vyksta kiekvienais metais, ir man teko groti su Roku Zubovu. Taip, su Čiurlionio proanūkiu. Man net pasisekė šiek tiek su juo pasikalbėti. Pasirodo, jis irgi žiauriai jaudinasi prieš išeidamas į sceną.
Gaila, kad pristatymas jau eina į pabaigą. Bet aš dar palikau jums nedidelį siurprizą. Taigi, prašau jūsų pasiklausyti mano atliekamo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio noktiurną. Gero klausymo. Kągi, ar jums patiko pristatymas? Jei taip, nusišypsokite. O su jumis buvo Milana Čiuchriajeva. Ačiū jums labai už dėmesį. Iki kitų kartų.